Lietuvoje vagystės yra vyraujantis nusikaltimas, tai maždaug apie 70% visų registruotų įvykių susijusių su asmeninio turto grobimais, vagystėmis ir nemaža dalis iš tos dalies yra patikimas į gyvenamasis patalpas, bet dažniausiai yra vagystės iš automobilių ir atviros vagystės viešose vietose ir laisvai prieinamose vietose. Priklausomai nuo to, ar nusikaltimai, sakykime, įsibravimai į butą, į namą vykdomi ar savaitgalį, ar darbo dienomis, nuo to priklauso ir laikas, kada tai yra daroma. Be abejo, darbo dienomis, tai yra nuo pirmadienio iki penktadienio, dažniausiai vagystės vyksta dieną. Dienos metu, kai žmonės dirba, kai žmonės yra išvykę savo reikalais, o jau savaitgalį, jeigu vyksta nusikaltimas, tai jis dažniausiai jau vyksta naktį. Kadangi žmonės išvyksta ilgesniam laikotarpiu ir naktį vykdyti nusikaltimą yra truputį saugiau. Šiuo aspektu labai padėtų apšvietimas, jeigu jūs turėtumėt automatiškai įsijungiant švieselės aplink namą arba apie butą, laiptiniai, arba galų gale ir paliktumėt jai visą naktį, tai tikrai atkreiptų dėmesį ir šalia gyvenančių, jūsų kaimynų, į tai, kad dega šviesa, užsidegė šviesa, bet to ir šuo, jeigu nemiega, tai greičiau sureaguos į visą tai. Viskas priklauso be abejo nuo to, ar jūsų daugiabutis yra filmuojamas išorės vaizdo kameromis, jis kažkaip vykdoma ta reiškia priežiūra su naujoviškom priemonėm, bet apšvietimas yra vienodai svarbus kaip ir pagrindinių durų, taip ir laiptinės. Laiptinės viduje, kiekvienam aukšte, dar projektai yra numatyta, kad turi būti apšvietimas, tai jis ten turi būti. Ir taupimas būtent dėl laiptinio apšvietimas nepadės jums nei pinigų sutaupyti, nei apsaugoti savo turtą, galų gale paslysit ir nugriusit. Kai kuriuose daugiabučiuose namuose yra įrengtas laiko mechanizmas buvo, kad paspaudė vienam aukšte, pakylė į antrą arba trečią, jis įsijungia, vėl paspaudė, vėl eini. Tai buvo padaryta be abejo taupimui, tačiau šiais laikais yra įvairios lemputės, kurias taupo energiją ir, sakykime, viena lemputė atstoja 4, tai mano būtų pasiūlymas įrengti vis dėlto stacionarų apšvietimą, o blogiausia atveju be abejo nuo judesio daviklė, bet geriau, kad būtų jis visą laiką tas apšvietimas. Neįmanoma apšviesti aplink visą namą, jeigu tai yra daugiabutis, jie dažniausiai turi 5-6 laiptinės, tai ir sukontroliuoti, ar tas apšvietimas veikia, mažai įrengti, reikia jį dar nuolatos kontroliuoti, bet svarbiausia būtų apšviesti tos vietos, jeigu yra filmuojamos. Kuo geresnis būtų vaizdas. Dažnai dabar daugiabučių namų savininkų bendrijos įrengia vaizdo kameras, tačiau nepasirūpina apšvietimu. Ir kaip ir mes dėkingi, kad yra vaizdo įrašas, tačiau išbandus suolaitų negalime atpažinti tų nusikaltėlių arba tų asmenų, kurie ten pažeidinėja viešąją tvarką. Todėl prašytume tas vietas, kurios yra filmuojamos, apšviesti ir įėjimus į laiptinės. Namo numeris yra apšviečiamas, o kai kuriuose miestuose vienas namo numeris užima labai didelį plotą ir tokiu būdu palengvina be abejo specialiosioms tarnyboms atvykimą į įvykio vietas, kadangi iš tolo matosi vieta, kur tu stengiasi patekti. Taigi, jeigu jūs įrengtumėt namų numerį su pašvietimu, kažkokiu išskirtiniu, sakykime, kuris būtų matomas iš toliau, tai tikrai tai padėtų ir greičiau pareigūnai orientuotųsi sudėtingose miesto džiunglėse. Jeigu jūs jau pasirūpinot apšvietimą, jeigu jau pasirūpinot vaizdo kameromis, nepamirškite be abejo įsirengti tinkamas duris. Labiausiai, sakyčiau, tinkamos duris būtų aktualios visiems, kurie gyvena aukščiau pirmąjį aukštą ir asmenims, kurie gyvena nuosavose namuose, kotedžuose arba panašiai. Kadangi į pirmo aukšto butus dažniausiai vis dėlto yra patenkama pro langą, o jau antram, trečiam, ketvirtam jau tada pro duris. Tai jeigu jūs gyvenate antram ir aukščiau, tai pasirūpinkite, prašau, metalinėmis durimis, galų galėtum pačiom mediniam durim, tačiau spyna turi būti ne viena. Yra pagrindinis klausimas ir pagrindinis aspektas, kuo daugiau kliūčių. Jeigu jūs padarysit 2 spynas ir dar vienas klausimas, prašau naudotis tom 2 spynom, kadangi vien tik tai turėti 2 spynas ir neužtenka, reikia jomis ir naudotis. Jeigu bus 3, tai užtruksit ateinant namo minutę ilgiau, tačiau tikrai jūsų durų niekas nelauš. O name
tos durys jau turi mažesnę žymiai reikšmę, kadangi yra žymiai daugiau patekimo būdų, tai yra langai, rūsys ir panašiai.